Na kągi, broliukai ir sesutės. Štai ir vėl atėjo nauja porcija įdomienų iš terariumo. Nu, tuos, žodžiu, įdomienas iš to terariumo ten nenutrūkstamų srautų kažkaip srūva. Iš to antrininko ir jau net nebežinau, turbūt aš visų tų įdomienų ir nebespėsiu čia apkvaksėti, kaip sakant, tai turbūt kažkaip reikės mažinti gal ar kažkaip. Nu, žodžiu, matysim kaip čia bus, kol dabar turiu dar truputį laisvesnio laiko, tai galiu dar bet ir pasidalinti tuom įdomieną. Nu ir kokia kita įdomiena. Nu, žodžiu, terariume ten, žodžiu, Nevidonas jau sukūrė dar vieną tokių, žodžiu, teroristų grupuotę, kuri dabar vadinasi husitais. Husitais iš Jemeno. Nu kaip kažkada buvo Afganistane ten teroristai, kurie vaikščiodavo vietoj sandalų, ten iš padangų pasidarė kažkokius padus su šniuriukais prisirišę ir nieko apart Kalašnikovo daugiau nematė gyvenime. Tai taip ir husitai dabar, žodžiu, jie turi irgi vaikšto su tais sandalais iš padangų padarytais. Davė jiem ten kelis Kalašnikovus, kad galėtų nufilmuoti, žodžiu, ir parodyti tiem dundukam per televiziją. Ir tie husitai dabar, žodžiu, pasaulio siaubas pasidarė ten, pasak melagienų tų priemonių, žodžiu, jie ten ir po vandeniu nardo, žodžiu, kabelius visokius ten nutraukinėja interneto ir, žodžiu, amerikonų laivus ten irgi apšaudo, žodžiu, nežinau, turbūt iš ragatkių gal kokių jie ten ir netgi taip jau už tų ragatkių šaudo, kad ten netgi kartais ir jau kokį nors amerikonų jau ten kareivį netgi pavyksta jiem nušauti, nu, žodžiu, nu, baisingas siaubas. Ir, nu, kasgi čia, aišku, čia viskas yra tas melas, sakykime, cirkas ten to Nevidono tam terariume. Nu, pas mus, aišku, Žemės planetui, tai iš tikrųjų yra ten grupiruotė, žodžiu, baisingos ir taip toliau, nu, jos kenkia ten, žodžiu, ir panašiai. Nu, aš nenoriu apie mūsų planetą šnekėti, nes tai yra visai neįdomu, jūs ir taip gali čia žiniuose pasiskaityti. Aš tik tai papasakosiu jums apie terariumą, kaip ten vyksta. O ten, žodžiu, tai yra cirkas, kaip sakant, visi tie husitai yra cirkas, tik tai televiziniai, kaip sakant, klaunai, o realiai viską, kaip sakant, režisuoja ten tas Nevidonas, patys jie ten tos kabelius savo atsijunginėja, žodžiu, su jungtuku, niekas jų, aišku, ten nei ardė, nei nieko, nei ten sprogdino, nei kenkė, žodžiu. Nu ir, žodžiu, dabar, aišku, neva tai ten husitai apšaudo visus laivus, ten transporto, kurie plaukia ten, žodžiu, pro tą Raudonąją jūrą. Nu, iš principo tai viskas yra ekonomikos stabdymo tikslais, kaip ir anksčiau buvau minėjęs, kad nebebus jau ten jokios tos ekonomikos tam terariume, viskas bus anksčiau ar vėliau sustabdyta ir dabar, žodžiu, iš inercijos dar kas juda, sakykime, tai juda, o iš principo tai vis tiek ten viskas bus sustabdyta. Nu tai va, tai, žodžiu, atsiradę ten yra husitai, kurie labai pavojingi, žodžiu, ne va, tai pavojingi, o iš tikrųjų tai yra filmų klaunai, kaip sakant. Nu, kas dar buvo daugiau įdomu tokio? Žodžiu, Australija irgi steigia dabar, kuria dronų valdymo centrą, nes, nu, jie, žodžiu, savo tiem dundukam ten pasako, kad ateityje, jau netolimuoja ateityje, žodžiu, jau visai čia pat, jau, žodžiu, jie ir skraidys su dronais taksi, ten oro taksi, žodžiu, ir čia reikia būtinai reguliuoti, ten, žodžiu, tos dronus ir taip toliau. Na, iš principo, dėl ko ta reguliacija reikalinga. Ir reikalinga reguliacija tai dviem, sakykime, tikslais. Vienas tikslais, tai kad žmonės su dronais negalėtų savo kažkur tai paskraidyti ir pamatyti ir pafilmuoti kažką, nes tie Nevidono tarnai nori, kad tik tai jie vieni galėtų, sakykime, turėti tokią galimybę, sakykime, kažkur tai kažką pamatyti, kas ten dedasi. O, aišku, tokią galimybę norės pasinaudoti daug, aišku, tų vadinamų 15 minučių miesto, iš tikrųjų, tai konclagerių gyventojų, nes, nu, jie turbūt norės pasižiūrėti, kas iš tos tvoros ten dedasi, sakykime, o su dronais jau tada galėtų pamatyti, o tai tada labai nebepatinka, sakykime. Tai užtat, tai, žodžiu, jie ir nori, kad būtų priimti reguliavimai visokie ir žmonės to negalėtų daryti. Nu ir aišku, ir praktinis tas tikslas, nes, nu, ateityje tai jiem viskas bus pristatoma kažkokiais tai dronais, nes, nu, mašinų nebebus. Ir gausi tu savo tą kirminų maišelį, sakykime, tau ant lango tiesiai atveš maišelį, tas dronas paliks ir, žodžiu, iš tojos kameros savo galėsi niekur net neiti, tojos kalėjimo celės. Tai va, tai čia, žodžiu, kas liečia dronų reguliavimo centrą. Nu, Teksase, aišku, gaisrai, žodžiu, pridarė daug labai gerų tų, sakykime, gerų dalykų Nevidonui, tai ten, aišku, ir buvo sugadintos tos pievas, kur gyvulius galėtų, nu, sakykime, ten ganyti. Ir, aišku, elektros linijos ten buvo sudegintos su tais lazeriais, su tuo iš Iloniuko palidovų, žodžiu, sudegintos visos linijos elektros. Tai kai neliko elektros, tai neliko ir vandens ir, žodžiu, daugybė visų kitų dalykų.
Nu ir aišku, nėra ir žolės, ir nėra gyvulių, kaip ten, žodžiu, kaip juos išsaugoti ir panašiai. Ir jeigu tie, kurie jau išgelbėjo nuo gaisro, tai nuo sakykime, bado ir nuo troškulio tų gyvulių jau, žodžiu, išgelbėti nebegali ir ten masiškai skerdžiami visi tie gyvūnai, žodžiu. Tai apie mėsą, kaip sakant, galės jau neužilgo ten amerikonai tik tai pasvajuoti. Tai va, tai jie, žodžiu, matot, kokių pasiekė gerų tikslų. Nu ir, žodžiu, pasisakė dar tas gubernatorius ten Teksaso, kad jau apie 500 pastatų tiesiog yra dingę. Nu jis, va, žmogus teisingai gal sako, sakykim, kad kiek jau buvę yra kataklizmų visokių per gyvenimą, jo ir gaisrų ten, ir potvinių ir taip toliau, tai sako, dar nei po vieno to kataklizmo nebuvo taip, kad pastatas sudegtų ir iš jo tiesiog visai nieko neliktų, tik tai pelenų kažkokia krūvelė. Tai vat, tokios krūvelės ir lieka tik tais nuo to, kada yra su lazeriais ar tais energetiniais ginklais sudeginami tie pastatai. Na va, tai žodžiu, deginimai vyksta neblogai. Viskas pagal tą Nevidono planą tam terariume. Nu ir kasgi dar pagal tą planą. Žodžiu, kažkur Mičigane irgi prasidėjo kažkokie sprogimai, kažkokie gaisrai. Įdomu, kaip čia bus, ar čia išaugs jau į visiškai gaisrus, ten tuos jau vadinamus miškų gaisrus tuose vietose, kur apskritai net miškų nėra. Nu, bet, žodžiu, žolė ten taip stipriai dega, kad niekas negali jos užgesinti. Netgi, žodžiu, jeigu su traktoriais praarė tą lauką, žodžiu, vis tiek ta ugnis, jinai strik taip ir peršoka per tos praartus vietos ir toliau dega savo. Ir niekas nesugebėjo, bet, žodžiu, su visom technologijom šio laikiniam, niekas nesugebėjo užgesinti ant tų žolės gaisrų, žodžiu, kaip Teksase viskas degė. Ir tiek ta žolė degė, kad krūvos pastatų, netgi ir ten mūriniai tie pastatai, žodžiu, sudegė. Nu va, tai žodžiu, Mičigane, kaip ir sakiau, jau irgi ten pradėjo sproginėti kažkas, tai va, įdomu, ar ten irgi tie miškų gaisrai dabar nuo to prasidės, ar čia tiesiog buvo kažkokia eilinė diversija, vėl ten susprogdintas koks nors chemijos fabrikas, ar maisto gamybos fabrikas, ar ten koks nors naftos perdirbimo fabrikas irgi. Na, kas toliau ten vyksta? Kinijai, žodžiu, Kinijai jau įvedė naują tvarką, žodžiu, ten tiem dresiruotėm kiniečiam dundukam, kad jeigu nori netgi nusipirkti virtuvinį peilį, tai jau turi prisiduoti savo, žodžiu, biometriją ir, žodžiu, tada atspausdina ant to peilio kažkokį ten kukų kodą, nu, kukų pavadinkim kodą, žodžiu, apsaudina tą kukų kodą ir jau tas kodas yra surištas su tavo biometrija ir jau jeigu kur nors, kas nors, kada nors, kaip nors jį panaudos tą peilį, gink dievė jau kokiam nors ten protesto akcijų ar panašiai, tai jau, žodžiu, būsi, kaip sakant, iš karto surastas pagal tą QR kodą. Nu, žodžiu, vat, vyksta visa diktatūra ir jie ten, sakykim, kaip ir vat, Europoje ar daugumoje kitų šalių, žodžiu, iš pradžių, aišku, žmonių atima ginklus, paskui ten, sakykim, morinius ten šautuvus, paskui ten netgi balionėlius visokių, žodžiu, jau reikia registruoti, o galų gale paskui jau ir peilius. Nu, nežinau, iki ko dais dar greičiausiai turbūt paskui reikės ir šluotas irgi jau reikės identifikuoti, nes, nu, taigi su šluotkočiu irgi gali duoti per galvą kažkam tai. Nu, žodžiu, jie vat užsiima tokiais, sakykime, žmonių nuginklavimo procesais, visokiais procedūrom. Nu, ir aišku, jeigu yra ir atsitinka, tai jau vienoj, sakykime, toje administraciniai teritorijai, tai žinoma, būtinai atsitiks ir kituose tuose administracinėse teritorijose, nes tie Nevidono tarnai, jie dirba pagal vieną, kaip sakant, tą kurpalį ir daug vienas nuo kito nesiskiria. Nu, kasgi dar tokio įdomaus tam terariume įvyko, nu ir tokia įdomiena, aišku, visi jau žino, kad tam terariume ten masiškai naikinami palestiniečiai, tai jau virš 35 000 ten tų teroristų, įsivaizduojat, kiek teroristų išžudė tas Izraelis, jau nukovė 35 000 jau teroristų, o aišku, ir ten buvo tokie jau tie teroristai, kad netgi iš jų 13 ar ten virš 13 000 vaikai teroristai buvo. Nu va, žodžiu, tai Izraelis labai kovoja stipriai su terorizmu, žodžiu, ir, nu, kaip sakant, tikrai vykdo ten tuos Nevidono planus, nes, žinoma, ten kuo mažesnis kūdikis, tuo jis didesnis teroristas. Tai būtinai reikia juos visus ten išžudyti, tai, nu, žodžiu, baisingi dalykai ten dedasi, nežinau. O tuo tarpu, žodžiu, Kanadoje, kažkokio jau ten sinagogoje, jau nusprendė pardavinėti jau nekilnojamą turtą ten toj Gazoj, kur jau išvalyta jau nuo tų teroristų, jau, žodžiu, kovo 10 dieną jau numatyti aukcionai, žodžiu, jau bus išpardavinėjamas kažkoks ten tas nekilnojamas turtas. Tik nelabai dar supratau, ar ten jau tas nekilnojamas turtas, tai tipo tie griuvėsiai, kurie ten liko,
ar jau ten, žodžiu, nauji projektai kažkokie pardavinėjami, kur jau bus pastatyti, žodžiu, nauji statiniai, nu, kai būna, žinot, dar pamatų nėra, bet jau pastatus parduot. Nu, va, žodžiu, Australijai, kas čia buvo? Australijai, žodžiu, per 9 kažkokį ten jų kanalą, jau, žodžiu, pradeda pratinti australus irgi prie vabalų, tarakonų ten ir žiogų ir kirminų visokių valgymų. Nu ir, žodžiu, ten irgi jie pasikvietė kažkokį šūdmokslininkį, kuris irgi sakė, kad jau yra ragavęs, žodžiu, ir ten pagal jį, tai sako, jau 2 milijardai žmonių jau valgo tos tarakonus, tai, žodžiu, australai, jūs čia nepergyvenkit ir jūs valgėsit ir bus jums labai skanus tie visi tarakonai, ypač, sako, labai skanus yra, jeigu pomidorų sultise yra padaryti tarakonai, žodžiu, ir panašiai, nu jis ten, žodžiu, išreklamavo, aišku, kaip visą laiką dar ir primelavo, kad čia maždaug planuoja 2050 metais, ten, kad bus valgomi tie tarakonai, nors realiai iš tikrųjų dabar jau visur tos tarakonų miltus deda į visokius patiekalus, kaip sakant, ir daug kas turbūt iš tų dundukų valgo ir net nežino, kad jie jau dabar valgo tos tarakonus. Tai va, kas dabar, aha, ūsa. Ūsa, kas čia da ūsas? Ai, nu čia tu būtų tuos jau Amerika, žodžiu, Amerikos ta administraciniai teritorijai dar kasgi vyksta, ogi vyksta tai, kad ten jau pradėjo auginti irgi kažkokias salotas, kurios augina jau vakcinas jau nuo COVID, žodžiu, ir jau užaugino, žodžiu, tų salotų jau nemažai ir dabar jau ieško 30 000, žodžiu, savanorių, žodžiu, Kalifornijai, kurie prisivalgytų tų salotų ir tokiu būdu jau jie vakcinuotųsi nuo COVID, žodžiu, nes, nu, tas COVIdas tai labai baisus yra dalykas ir, nu, ir šneka, kad čia yra kaip cutting edge technology. Tai kaip čia supras reikėtų cutting edge? Tai, žodžiu, jeigu tu jau suvalgai, tai kažkokį gabalą tavęs jau kažkaip ir ims ir nukirs. Tai va, reikia iš karto visiems žinoti, kad tie žodžiai yra suprasmė, ne šiaip savo vadinama, kad cutting edge. Tai, žodžiu, nukirs kažką, ar tavo imuninė kažkokia sistema nukirs, ar dar kažką nukirs, bet paims ir kažką nukirs. Tai sėkmės tiem, kurie ruošias valgyti, kaip sakant, tokį maistą, o tie, kurie turi smegenų tam terariume, tai turėtų, kaip sakant, biškai pasižiūrėti, ką jie valgo. Kas ten dar dabar buvo? Ai, va, dar kažkokia labai įdomiena, tokia nauja, sakykime, pasirodė irgi, kad Amerikoje dabar nebeatsimenau, kokiuose ten tuose miestuose, bet čia ir net nesmė yra, kad, žodžiu, skraido irgi lėktuviukai ir su lazeriukais kažkokiais ten žaliais skanuoja, tiesiog skanuoja teritorijas. Nu, ir dėl kogi tie skanuoja nevidono tarnai tas teritorijas. Ogi skanuoja dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, aišku, kad įsivertinti, sakykime, ko toj teritorijai kiek ir yra apskritai, nes matyti yra tos teritorijos, kur jau seniau dar pastatyti buvo kažkokie tai, sakykime, statiniai ir jie nėra visi suskaitmenizuoti ir kad kol sulauks, kaip sakant, kol tie žmonės suskaitmenizuos, gali daug laiko praeiti, tai paėmė, praskrido, žodžiu, nuskanavo ir viskas aišku, dabar jau galės suvedinėti koordinatės į to Ilono, kaip sakant, palidoviukus ir jau tiems žmonėms, kaip sakant, gyvenantiem ten, reikėtų jau ruoštis ir laukti, žodžiu, miškų gaisrų, kaip ir visur, miškų gaisrų. Tai, o, pavyzdžiui, dar irgi va tos Amerikos administracinės teritorijos, lygų kontrolės yra centras, jau jisai jau ragina irgi per savo melagienos kanalus, kad, žodžiu, reikia jau ruoštis, nes jau yra patobulintos jau vakcinos, kurias jau jie ten jau baigia patvirtinti, žodžiu, patobulinti skiepukai, kur rudenį galės jau, žodžiu, tie jau dundukai dar sykį prisiskiepyti papildomai ir bus jau jie dar saugesni, žodžiu, jau, nu, tiesiog laimingi bus žmonės, kurie vat, bus susiskiepę. Tai, žodžiu, jau sako, jūs žmonės jau iš karto stokitės į žemą startą, kad rudenį, kai tik mes paskelbsim, kad atbėgtumėt pirmieji ir galėtumėt vat, gauti tų naujos kartos kažkokių patobulintų skiepukų. O Kanadai tuo tarpu, žodžiu, terariume, kasgi Kanadai? Kanadai, žodžiu, 2 metai nusprendė, kad bus kalėjimo arba 500 000 kanadietiškų tų pinigų, sakykime, baudą, už tai, kad jeigu tu užsidėsi, pavyzdžiui, kokį nors lipduką, kad tau patinka ten dizelis ar benzinas, nu, žodžiu, arba, pavyzdžiui, mėgsti kūrenti malką, žodžiu, už bet kokį, sakykime, ne, dėl malko nežinau, nu, žodžiu, už bet kokį iškastinį kūrą, jeigu tu jau kažką ten ar socialinėse tinkluose parašysi, ar panašiai, žodžiu, tai tau vat viskas, 2 metai kalėjimo ir 500 000 baudą. Nu, ir va tokiu būdu, žodžiu, neatsiras priešininkų, tai yra tų žmonių, kurie bus už kažkokį iškastinį kurą. Visi bus už tą alternatyvų, žodžiu. Nu, jie, va, žodžiu, va tokiu būdu naikina tas bet kokias kitokias nuomonės
kurios būtų priešingos Nevidono tikslam. Nu, žiūriu, aš čia nebetilpsiu, tai pratęsiu kitam filmukė.